Laidos partneris TTT Kazino. Teatro diena yra viena tarptautinė ir tegul jinai būna ir visam pasaulyje, ir Lietuvoje, ir Kaune pati mylimiausia, džiugiausia, smagiausia ir visų, ir teatro žmonių, ir ne teatro laukiama, nes tik viena metuose, o visos kitos dienos žmonių. Vadinasi, jau aš turiu pasakyti ne krepšinių pasaulyje, o teatro pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Paskutinį kovo sekmadienį 3 val. Nakties pasukome laikrodžius į priekį balandžio 1 išvakarėse. Ir netikėtai sugrįžome atgalios. Šiandien šį vakarą Žalgirio arenoje yra tai, kas prieš 30, daugiau prieš 30 metų drebindavo, purtydavo Kauno sporto halę. Štai šaunieji mūsų žalgiriečiai, plus naujokas lietuvaitis Justinas, visi tie, kurie žaidė kažkada Žalgiryje. Gaila, kad tikriausiai tik taip 2 ar 3 dalyvavo anksčiau vykusiuose Kauno teatralų ir žalgiriečių rungtynėse Kauno sporto halėje. Ir štai pirmą kartą šventė Kauno Žalgirio arenoje Kauno teatralai prieš Kauno Žalgirį. Dvi legendos. Tai, kas Kauną daro garsiu miestu, šiandien susitinka aikštelėje. Ir man reikia triukšmo! Šiandieną programoje mes parodysime pačius įdomiausius epizodus, nes tikrai bus į ką pažiūrėti ir ką papasakoti. Laidos partneris TTT Kazino. Laidos partneris TTT Kazino. Krepšinio pasaulyje. O aukščiausiasis Sabai, tu tik vienas šiandien gali patvirtinti, kaip bus sunku mūsų Žalgiriui. Koks galingas šiandien, beje, kaip ir visada, mūsų varžovas. Jis iš toli meta per rampą, pasiekia paskutinę žiūrovų eilę. O kiekvienas iš 5 išbėgęs į aikštelę gali dar ir maldą sukalbėti, ir ariją užtraukti. Be tų 5 pagrindinių dar yra atsarginiai, kurie irgi yra pagrindiniai. O kokie jie galingi. Miršta aikštelėje ir vėl prisikelia gyvenimui. Štai tokie Žalgirio varžovai. Dieve, kas laukia šiandien mūsų Žalgiriukų? Pralaimėjimas. Ir sutikite, mūsų miesto komanda Kauno Žalgiris! Numeris 10, Justin Tekla! Saulius Švargas! Komandos treneris
jūs sujungite, kaip ir aš, anas gražiasias teatro dienas, Žalgiris teatralai ir šias. Koks įspūdis, koks pirmusius, mintis? Liktai jaunystė sugrįžo. Prisimenu, kaip režisierius Jurašas, kai aktorius Kurklėtis neįmetė į krepšį, jisai aikštelėje pasakė, režisierius Jurašas, išmesiu iš teatro. Bet neišmetė. Neišmetė. Žinot, tai nuostabu, tas laikas, kuris buvo jaunystės, jisai štai dabar prasidėsi ir labai gražu. Oi, kaip prisimenu, rungtynes, bet po rungtynių prasidėdavo seminarai. Seminarai, kur buvo viskas iki pašaknų išnagrinėjama, nes seminarai kartais turėdavo užtrukti net kelias paras. Nagrinėdavom viską iš pašaknų. Baigdavosi jie labai skirtingai. Pavyzdžiui, mano baigdavosi, kai Lepeškaitė pasirodydavo ir aš galėdavau ją išskirti iš kitų moterų. Jūs buvot nepaprastai didelė aistringa krepšinio mylėtoja. O dabar? O mane Modestas Paulauskas išmokė. Aš nepaprastai pamilau krepšinį, kadangi mano didelis draugas buvo Modestas Paulauskas. O dabar tai žinoma ir Sabonis, ir Dieve mano. Tai yra labai gražu, kad mes turime krepšinį, Žalgirį, ypatingai Žalgirį. Oi, šiaip tai seminarai, žinokit, būdavo ne vien tik per teatro dienas, bet per teatro dienas jie trukdavo, šiaip labai ilgai. Išeidavo žmonos į žygį. Šiaip tai būdavo be galo įdomu. Šiaip iš visos teatro dienos buvo fantastiškos. Nuo pat važiavimų per Laisvės alėją su arkliais ir su traktoriais. Aš nežinau, tokio džiaugsmo ir tokio azarto tai reikėjo pavydėti. Ir paskui tuose seminaruose tai iš tikrųjų būdavo ką aptarti, žinokit. Taigi ne šiaip paprasta, kai išloši prieš Žalgirį. Ir tie seminarai, žinokit, jie kartais labai pasilgstu tų seminarų. Kokia graži, kokia nuostabi Kauno sporto halė. Ar galvojam, kad 15 000 galės susirinkti į areną ir žiūrėti puikų krepšinį? Bet man, žinokite, vis tiek šitą halę, kur yra ąžuolinė, aš turiu jai labai didžiulius sentimentus. Aš irgi turiu, bet jau ten nelabai noriu eiti, nes ir kėdės prastos, ir oro mažai. Be abejo, jeigu meilės nėra, tai viskas lūžta. Taigi, kas šiandieną laimės? Žalgiriečiai ar teatralai, rinktinį Kauno? Laimės užsigimusi iš naujo jaunystė. Draugystės pergalė. Kodėl tiek metų nebuvo tų švenčių? Mirė sporto halė, jau dabar prisikėlėm iš naujo. Matot, buvo tas visas pramogų šou toks, lėkštas ir toks, reiškia, tiesiog platus, kad, reiškia, tikrai nereikėjo vertybių, o dabar atsigręžta į tai, kas buvo tikra. Ir manau, kad tai tikrai tęsis kasmet. Nes mes ir teatralai, ir žalgiriečiai to pasilgę. Kadangi tarptautinė teatro diena yra kovo 27, mes žaisime 3 kėlinius po 9 minutės. Treneriai reikalauti minutės pertraukėlių negali. Darysim privalomas 3 ir 6 minutę. Čia jeigu išeis. Vienas iš kėliniukų žaidžiamas būtent kaip tatais. Jūs, mėlyni, žaisit su bokso pirštinė. Ar teko kada nors gyvenime užsidėti bokso pirštinės? Užsidėti teko, bet žaisti tikrai neteko. Taigi, ar mes bent vieną kartą į krepšį žalgiriečiai? Manau, įmes tikrai, bet ar daugiau nei vieną, tai abejoju. Aš galvoju, kad ne vieną. Net ir įdės vidai. Kaip ir buvo senais laikais.
Nu, žinot, su tokiais sunkumais, tai neaišku, ar jie laimės pirštinės ant rankų. Čia geriausias ginklas bokso pirštinės, gali apsiginti. Puolime irgi gali užpult, jeigu moki taisyklingai naudotis. Tikrai nėra lengva su pirštinėm žaisti. Sauliau, bet tu turbūt sporto halėje irgi savo gyvom akim nematei, kai buvo tokios šventės. Ne, nebuvo. Mačiau įrašus, mačiau tą šventę, tai malonu irgi pabandyti, pažaisti. Nors vieną kažkada esam dalyvavę irgi, tik žaidėm su viena pirštinė, man atrodo. Šį kartą su dviem yra gan sunkiau. Patys davė bokso pirštinės patys kalti dabar. Po rungtynę eisim. Įsiriškint, kas stipresnė. Ar aktoriai, ar krepšininkai? Ne, eisim prieš aktorius. Bet buvo laikai, kai teatro foje aptarinėdavo, Žukauskas neįmeta, ką padarysi. Taigi, kuris geriausias aktorius iš čia esančių trenerių ir žaidėjų, žalgiriečių jaunųjų ir pagyvenusių? Tiesa, aš noriu, kad pamatytumėte iš Jurgelas geriausias. Bandysim dėti su bokso pirštinėm irgi. Ir pirmiausiai noriu visus pasveikinti su labai gražia šventė. Ir labai gerai, kad grąžino šitą tradiciją. Visus teatralus sveikinu. Labai moka vaidinti. O dabar pasakyk, naujas vyriausiasis treneris, štai atsistoji dabar Šarūnas Jasikevičius. Geras, blogas. Bus iš jo treneris ar ne? Aš manau, kad jis dabar jau treneris yra. Kol kas labai blogai, kol kas pralošinėjom. Teisėjai labai sukčiauja. Tiesiog neleidžia mums po kol kas laimėti. Bet aš tikiu savo vyrais, jie susiims ir pakreips viską mums reikalingą linkme. Derinį tokį darom, labai noriu pamatyti, ar išeis. Bet va, išbėgo aikštelę be ranko. Pagaliau jaunasis Starolis įmeta 16. Tomas Masiulis kaunietis ir tikrai tėveliai pasakodavo apie auksinių žalgirių laikus, apie tai, kaip žalgiriečiai eidavo kolektyviai teatro spektaklius žiūrėti, o po to žaisdavo halėje. Taip, pasakoju, pats irgi mėgstu teatrą nueiti, tikrai pakeisti aplinką, labai smagu ir labai džiugu, kad tokios šventės vyksta. Aktoriai, teatralai švenčia, mes jiem padedam, jie mėgsta krepšinį, mes mėgstam teatrą, tai sakyčiau, kartu ir pažinoti jos kartu pabūti aikštėje yra tikrai gan smagu. Smagu prisiminti ir smagu dalyvauti, iš tikrųjų. O Gintarai, halėje tu stebėjai kada nors vienas tokias rungtynes? Jo, iš tikrųjų teko, neprisimenu, kurie metai, bet dar turbūt mokiausi kokioj pradinėse klasėse. 85, galbūt 6-7 metai. Tada jau ne pradinėse. Teatralai, kūrybingi žmonės sugalvoja, kad aišku, kad būtų įdomiau visiems. Tai yra šou, tai aišku, reikia kažkaip ir pagerbti ir tos žmonės, ar ne medo kūrybos žmonės. Prisimenu, kada visas žalgiris ir lošės aktoriais. Ir juodosios magijos čia atrodo. Išmonės netrūksta, teatro žmonėms netrūksta išmonės, malonu, kad jie ir sportų domisi ir patys iniciatyvą tokią gražią parodė. Gerai, kad iš viršaus viskas matosi. Vykdytoja, kaip? Mėlis ir galiai su liūdėsiu turime pranešti, kad mūsų išsamus tyrimai, analizai parodė Paulius. Jankūnų mes nematome Eurolygos rungtynių metu, štai kaip teatras, tai ir vėl tu vaidini jau žaidžiantį krepšininkį ir dar turi 2 nykštukus. Nu, va toks. Sodybai žaidžiu krepšinį. Kiek tau metų? 5,5. Ar aktorium būsi, ar krepšininku? Krepšininkas. Nu, viską pasakė. Ne, viskas gerai, žaisim ne tik per šventės, bet ir per rimtas varžybas. Tai tu jau tikriausiai aktorium būsi, nes matai, kaip jie moka tie mūsų vaidinti teatralai. Taip, sakyk. Nenori gėdės. Kas laimės? Balti. Balti vadina žalgiriečiai? Ne, balti yra aktoriai.
Seniai žalgiriečiai eina į teatrą, skaito knygas, ar dabar jau kiti laikai? Čia jų galas labiau reikia paklausti, šiaip daugiau kompiuterizmas vyksta dabar, taip kad manau yra žmonių, kurie tikrai domisi ir kurie tikrai stebi. Tai esat patys jauniausi čia, pirštinės pirmą kartą gavot. Bandysim išnaudoti savo greitį ir pelnyti lengvus taškus. Nu, turim savo taktiką, nenorim išduoti dabar. Viską turim paslaptėti, viską pamatysim. Varosi viena ranka, perdavimas Romanas Jurgilas. Vaidas Jurgilas. Ten Aurelijus kovoja su visa šaika. Perdavimą bandoma. Sezoną čia jau 6 vaikiukai. Nu, matot, koks geras mano vyras. Kur 6? 11. 11 vaikų, žodžiu, puikus vyras. Lekiam namo ir daržas nesukastas, vaikai neprižiūrėti, žodžiu, neturiu laiko. Bet kaip bus, jeigu kitam sezone Justinas nežais Žalgiryje, kaip pati užauginsite? Kaip nežais? Turės žais. Privalės žais. Ate. Scenoje jūs vienokia, aikštelėje kitokia. Kodėl pakeitit profesiją? Iš aktorius tapt vyriausiąją teisėją? Tiesiog mane labai žavi šita profesija ir aš galvoju, va šiandien pasibandysiu ir jeigu jau patiks, tai laukite, dabar bus labai didelė konkurencija ir iš tikrųjų aš planuoju teisėjauti kitam sezone. O aš pasiūlyčiau tapti vyriausiąją Žalgirio arba vyriausiojo asistente, nes jūs esate graži, aukšta, įkvėptumėt pergaliai. Ar galėčiau pagalvoti, va šį vakarą galėčiau pagalvoti iki 12 nakties, tarkim. Ir po Žalgirio Eurolygos rungtynių pasakysite. Gerai, susitarėm. Gaila, Žalgiris vėl pralaimėjo Eurolygos rungtynės. Neaišku, kaip baigsis jų kova ir prieš Kauno Teatralus, nes po pirmojo kėlinių lygiusius 8-8, kaip bus, nežinia. Bet dar daug ko čia pamatysime, dar daug apie ką pakalbėsime, nes iškalbingi yra mūsų žalgiriečiai, ne tik jie puikiai žaidžia, bet ir puikus yra aktoriai, moka įmesti krepšį ir svarbiausia, moka gražiai pavaidinti ir kai ką pasakyti mums. Ką vaidini šiandieną? Šviečiu sėdėdamas plikas savo. Mėgauju. Fantomasą vaidina, Fantomasą. Gerai šventė. Einam. Mums patinka, svarbu, kad kitiem patiktų. Kad aktoriai labai ilgai repetuoja, kad galėtų išeiti į sceną. O kaip su krepšiniu? Su krepšiniu sunkiau. Aišku, čia mažai laiko turėjom, nes daug repeticijų, daug spektaklių, žinot, susirinkti visiems, susižaisti beveik neturėjom laiko visai. Pirmą kartą praktiškai išbėgom ir kaip jau yra taip. Kažkada teko lankyti vasaros stovyklą Marčiulionio mokykloje, bet aš buvau, kadangi pats mažiausias visą laiką klasėje, man buvo be galo sunku. Bet po to 18 sūktelėjau truputėlį, tai dabar va kažkas išeina jau. Šarūnas Jasikevičius, vyriausiasis treneris, sakė, tu žiūrėk, jie žaist moka, rimeta ir pirmauja. Vadinasi, Žalgiriui bus riesta. Tikiuosi, bet bijau, kad trečiam kėliny, kai jie atriš rankas, mums bus riesta. Naudosim triukus. Tai jūs tuomet imkit irgi gėlytės į rankas, kaip ir jie dabar. Ne tik gėlytės imsim, mes eisim 6, 7, mausim kelnes ir bandysim kovoti. O tai iš ko mokomės? Iš jų ir mokomės.
Tai ir turime mesti, jeigu jau Kaunas krepšinio miestas, tai kaip galim neįmesti? Reiškia 99. O kaip jums atrodo? Nelaimingas skaičius? Laimingas, iki 100 tik vieno trūksta ir aš tą paskutinį lemiamą įmetu visada. Tai reiškia. Kaip čia tų Baranauskų užderėjo? Jonas Baranauskas 4 numeriu, Raimondas Baranauskas, kas čia jūs sieja? Nežinau, gal po anykščių Šilelio parašymo šiek tiek priviso ant Lietuvos vietų. Aš tikras Žalgirio gerbėjas, tikras Žalgiris laimės. Tik ne šiandien. Jis laimės, bet ne šiandien. Nu tai leistų daugiau, man žaisti būtų dar daugiau, čia tą Žalgirį mes lengvai padarytų. Repeticijos labai vargina. O krepšinis vargina aktorius ar priešingai čia jūs atsipalaiduojat ir pakraunat save visiems metams? Aš nežinau, ir repeticijos, ir krepšinis nevargina. Ne, tai yra dirbu darbą, kuris tau patinka ir tau nereikės dirbti visą gyvenimą, ar ne, kažkas yra pasakęs. Vadinasi, krepšinio rungtynis ir teatro spektaklis Broliai dvyniai. Nežinau, kažkas matyt yra panašaus, kad lietuviai ir tą labai myli. Egidius Stasygas, vadovė Gražinai. Ir tai paskutinės sekundės. 15, 14, visa aikštė, visa salė, visa skaičiuoja. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, Štai jis Žalgirio auksinis balsas, štai jis auksinis berniukas organizavęs nuostabę šventę Žalgirio arenoje tarp krepšininkų ir teatralų. Andriau, kada naktį dieną kilo mintis, kad reikia sugrįžti jaunystę alyvom pražydėjus? Vidai, aš nežinau, ar man nekilo, aš bijau dabar pameluoti. Aš tikrai nenoriu pameluoti, nes ta idėja, jinai ore yra kokius 3-4 metus. Kad mes organizuojam teatro dieną ir vis sakydavo, būtų smagu, kad tai sugrįžtų, būtų smagu. Kauno teatralo Fortūna prieš jūs. Nuostabus renginys. Keli tūkstančiai atėjo kauniečių. Galėjo būti dar daugiau, bet tikėkime, kitais metais taip ir bus, nes ta graži tradicija sugrįžo į krepšinių sostinę Kauną ir laimingi visi, ir aktoriai, ir žaidėjai. O mes su jumis atsisveikiname jau iki ateinančio sekmadienio 9:30 minučių per BTV televiziją, kai vėl prasidės programa Krepšinio pasaulyje.